Sveiki visi, šiandien aš Ieva Dunčytė, pagirkime aptarnavimą projekto ambasadorė. Sveikinuosi ir svečiuose pasikalbinti turim jau ne vienerius metus dalyvaujančią prekės ženklo atstovę, tai yra mobilios prekybos Vilniaus regiono vadovė Daiva Bernatė. Sveiki. Hey Ieva, ačiū, kad pakvietėt pasibendrauti, pasikalbėti, labai malonu. Džiugu ir pirmiausia, tai norėčiau pasiteirauti, kaip jūs kuriate ryšį su klientais. Ar kažkokius ABC įsivardinę, ar labiau kaip čia, iš intuicijos ir jausmo pusės, kaip tą ryšį su klientais kuriate? Mes esam prekybos centruose pagrindinėse. Vilniuje, jeigu jūs užsuksite Panoramoje, Akropolyje, Oze, Stotyje, tada kituose miestuose, pagrindiniuose prekybos centruose. Tai arti kliento. Klientas užsuka į prekybos centrą ir jis gali rasti mus mobilią prekybą. Tai vienas jau tas yra ryšys, kad mes esam pasiekiami. Kitas ryšys tai yra per socialinius tinklus, per reklamas, kad būtume matomi, kad klientas mus atpažintų. Tai va, tas ryšys, sakyčiau, yra stipriausias, kai mes esam arti, kai klientas užsuka ir mato mus. Ir labai smagu būna, kad sako, aš čia pirkau prieš 2 metus ar prieš 3 ir ateinu dabar atsinaujinti. Tai tas būna maloniausias, kai klientas sugrįžta. Paminėjot per socialinius tinklus, kaip labai svarbu klientui yra aktyvumas prekės ženklo socialiniuose tinkluose, ar dabar jau tai tampa pagrindiniu būdu pasiekti naujus klientus ir didinti žinomumą jūsų nuomonę? Tai yra dalis to, kad mes pasiekėm klientą, kad mato, nes socialinius tinkluose ne visi tie klientai būna, gyvenimas yra žmonių aktyvus, dalis klientų pamato, o kita dalis tiesiog eina į prekybos centrus, į pardavimo vietas ir jisai tada mato veidus, atpažįsta veidus, kad čia pirkau, arba tiesiog ta vieta jį kaip pakviečia, mato, tai užsuka. Tai dvi pusės yra, kurie naudoja socialinius tinklus, yra, kurie nenaudoja ir iš visų pusių tu turi tą klientą paliesti. Supratau. O dar jūsų nuomonė, kas yra svarbiau? Ar turėti daugiau klientų, ar galėtų tai būti mažiau klientų, bet lojalių? Iš esmės tas klientų lojalumas, ar visos tos lojalumo kortelės dabar jau turbūt nebe mada, dabar gal aplikacijos programėlės, bet kiek tai yra atgyvena ir kiek tai veikia ir skatina tą klientų lojalumą? Klientas šiais laikais jisai žiūri, su kur jam ir kaina būtų, jeigu jisai ateina ir mato kainą pas mus vienodą, tas lojalumas yra gerai, nes jisai gauna tą lojalumą, būdamas pas mus, jisai gauna kainą geresnę. Jeigu jisai nebus lojalus klientas, jisai šiek tiek mokės brangiau. Tai tas lojalumas yra svarbu. Tai aš sakyčiau ir tai, jeigu naujas klientas ateina, jisai patampa vėlgi, jisai gauna nuolaidą produktui, telefonui šiuo atveju įsigyti, ar kitiem prekių grupėm, kas tuo metu būna kokie pasiūlymai išskirtiniai. Svarbu turėti ir lojalius klientus, tą bazę lojalių, kurie sugrįžta, bet tuo pačiu ir atsivesti tuos naujus klientus. Labai įdomų aspektą paminėjot, paprastai kalbant apie lojalius klientus, būna akcentuojama, kiek tai yra svarbu įmoniai. O jūs dar palėtėt tą pusę, kad būti lojaliu klientu yra svarbu ir pačiam klientui, kur, sakiau, nauja perspektyva, kažkaip niekada nebuvau pagalvojęs apie šitą, kad pačiam klientui labiau apsimoka būti lojaliu. Tai tikrai smagu. Ir dabar dar irgi mes kalbėję ir mokymuose diskutavę apie tai, kad lojaliems klientams labai padeda lojalūs darbuotojai. Tai tam turbūt turi būti labai tokia motyvuota ir daugiau mažiau išliekanti ilgalaikę prasme komanda. Kas pas jūs darbuotojams yra motyvacija? Motyvacijos gal pagrindiniai kažkokie aspektai, arba šiaip kaip manot, kad yra tikslingiausia, gal efektyviausia motyvuoti tuos darbuotojus? Manau, labiausiai ta motyvacija padeda per bendravimą, tas yra santykis ryšys, mes nesam labai didelė įmonė, tai tarsi tokia šeima esam, artimi vienas kitam. Vertybės pas mus yra tas šiltas, gražus bendravimas ir viduje, ir su klientais.
Tai man asmeniškai, vat, kai aš važiuoju pas komandą ar renkuosi žmogų, labai svarbu pamatyti jo vertybės. Ar atitiks, ar netitiks. Tai tikrai turim labai ilgamečių darbuotojų, kurie dirba, tai yra mūsų komandos šeimos nariai, kur ne vienerius metus ir būna kiti ir 5 metus ir ilgiau. Tai tikrai, kai sugrįžta klientai ir mato tą patį veidą, jam yra smagu toksai net ir pasitikėjimas, kad va, aš čia pirkau ir čia man taip šiltai aptarnavo. Tai va, tas ryšys tarp kliento, darbuotojo ir vadovo yra pas mus, sakyčiau, pakankamai labai stiprus. Dar norėčiau pasiteirauti, ar mokymai, gal irgi jūsų asmeninė tiesiog nuomonė ar patirtimi, ar mokymai gali būti ir ar yra darbuotojams motyvacija iš vadovų, iš įmonės kažkokie ar ne pasiūlyti, ar vis dėlto čia labiau vadovams taip atrodo ir vadovams reikia? Mokymai jie turi būti, nes be žinių nebus galbūt to ir gero aptarnavimo. Mes turim žinoti ir apie produktus, labai daug telefonų vis keičiasi, vieni išleidžia, kiti išleidžia. Tai taip, mokymai jie turi būti. Kitas aspektas tai yra visiems tas ryšys, bendravimas, kad tam darbuotojo lojalumui išlaikyti, tai sakyčiau, įmonės vidinė kultūra, dėmesys komandai. Supratau. Ir kokį, čia irgi sakiau, taps turbūt jau mano vienu iš mėgstamiausių klausimų, kokį viduje galbūt įmoniai, ar tokį jau netaip tiesiogiai klientams nebūtinai jaučiamą ar liečiamą, tiesiog gal viduje dėl klientų kažką darot, ar gal turit kažkokį pasiūlymą klientam, kuris jums labiausiai patinka? Ar inovacija kažkokia, ar idėja, ar šūkis, tiesiog kažkas tokio, kas dėl klientams, į klientus orientuota ir jums įmonės viduje labiausiai patinka? Sakyčiau, jeigu į klientą tas šūkis būtų, ateik pas mus ir mes tau padėsim išsirinkti nuo A iki Z. Tai yra, reikia telefono, telefonai užklijuosim ir stikliuką, padėsim išrinkti ir dėkliuką ir padėsim perkelti duomenis. Tai klientui nereikia sukti galvos, kur čia man eiti, kaip čia man išsirinkti, dar užsiklijuoti ten. Tiesiog mes esam inovatyvūs tuom, kad klientas atėjo ir jisai viską pas mus gaus, kas yra susijęs su telefonu. Tarkim, jis eina į prekybos centrus didelius, kur jisai gali gauti ir buitinę techniką, ir telefonus, jau to aptarnavimo tokio nėra. Ten darbuotojai yra suinteresuoti galbūt kitais dalykais. Klientas jaučiasi pasimetęs, jisai blaškosi, žiūri, o pas mus jisai atėjęs, jisai gauna viską. Va, jam reikia telefono, mes jam patariam, išrenkam ir tada jau automatiškai apsauginės priemonės. Stikliukas, dėkliukas, nešiojama baterija, galbūt selfie lazda, gal nešiojamas powerbankas, kas aktualu dabar studentams, moksleiviams. Nežinau, kad duomenų perkeliamo paslaugą teikiat, tai toks, kur atrodo kaip ir labiau gal jūs pačiu įrenginiu ir jo aksesuarais, o čia jau tokia netiesiogiai, ar ne produkto paslauga labiau, tai labai smagu, žinosim irgi. Tai kviečiu užsukti visus, kam reikia ir perkelti, jeigu įsigijat pas mus, mielai tikrai perkelia. Ar galima tada teikti, kad iš jūsų pusės dauguma jūsų tada tokių gaunasi ir stiprybių, ir komandos artumas, stiprumas, būtent tai, kad nesat labai kažkoks didelis korporacinis reikalas, ar ne, ir labiau tokie šeimos principais dirbantis. Ar galima tai vardinti būtų kaip jūsų stiprybė kažkokia tada? Sakyčiau taip, nes tas klientas, jisai tada jaučiasi laukiamas, jis jaučia tą tokį artumą, nėra, negalima pasakyti kitur, tokio šaltumo šiek tiek, kabutėse. Čia pas mus jisai atėjęs, jisai turi gauti labai tą šiltą aptarnavimą, bet kokį klausimą jisai gali užduoti, nesijausti, kad ar čia tinkamas klausimas, ar netinkamas. Tai tikrai būna gražiausios padėkos klientų, oi kaip malonu, kad jūs čia taip draugiškai, šiltai, kaip tikrai, kai išgiria taip ir dabar, kai prisimenu situacijas, viena močiutė panoramoje sako, ir jūs, kaip gera, kaip aš čia būtinai
sugrįšiu. Ir tada vakar verslo klientas skambina, sako, va, Daiva, ar jūs dar tebedirbat? Sakau, taip, jisai kaip verslo klientas man skambinosi, sakau, užsukit, jums tikrai vat, viską išrinks, perkels duomenis, tai jisai užsuko, išsirinko S25 Ultra, jam perkelė duomenis, tada atsinaujino laikroduką, užklijavo kolegės stikliuką, išrinko dėkliuką, tai išėjo su pilnu paketu klientas. Tai tiesiog vat, labai gera, kai pasiskambina po 2 metų ir jisai žino, kad jisai gaus tikrai čia tą greitą, kokybišką aptarnavimą ir šiltą. Nu, va, labai smagu girdėti apie, turbūt visiems, kas dirba klientų aptarnavimo srity, bent šiek tiek smagiausia yra tie lojalūs klientai, kur klientai jau po to tampa tokie jau prie draugų norisi priskirti jau. Tai šilčiausia tas ilgalaikis bendravimas. Ir irgi vienas iš mėgstamiausių klausimų, sakiau, ir pagrindinis turbūt mūsų šituose pokalbiuose. Jums asmeniškai, kokią paskutinę atsimenat klientų aptarnavimo patirtį, kur jūs buvote klientė ir pagalvojot, visi visur, visada visus turėtų aptarnauti taip, nes buvo tikrai labai gera? Šitoje vietoje dabar pirma tokia mintis, tai buvo kavinė, labai šilta, miela mergina, jinai ir atnešė maistą ir paklausė, ir ten paskui tas maistas nebuvo itin kokybiškas ir tiesiog pakeitė, jinai ten su virtuvė suderino, tie paklausė, gal jums dar deserto, gal jums dar kavutės, galvo, taip gera, nu, bet kad ir kažkas negerai buvo, bet jinai rado tą širdį, kad aš noriu sugrįžti į tą vietą. Sakom, kad geras klientų aptarnavimas yra ne tada, kai nėra klaidų, o būtent atsižvelgiant į tai, kaip jos ištaisomos, jeigu jų pasitaiko. Tikrai tiesa. Supratau. Tai šiandien tiek ir labai ačiū Jums už Jūsų laiką, kad dalinatės, kad dalyvaujat ir norėčiau palinkėti, kad visi Jūsų klientai būtų lojalūs, kad su visais būtų smagu ir gera bendrauti ir kad Jūsų klientai ir apie Jūs kalbėtų, taip pat šiltai, kaip Jūs dabar pasidalino savo paskutinę šitą asmeninę patirtimi, bei sėkmės projekte, geriausių rezultatų ir palinkėti gražios dienos. Ačiū Jums, Ieva, kad Jūs kurite tokią nuostabų projektą. Pagirkime aptarnavimą, mes jau dalyvaujam 5 metai nuo pat pradžių, tai tikrai matom didžiulę vertę, kad gauname atsiliepimus, gražius atsiliepimus ir galim išgirsti. Kitą kartą reikia tą klientą paskatinti, kad jisai paliktų gražius žodžius, bet kai jisai palieka tiesiog iš savo širdies, tai labai gera skaityti, matyti ir džiaugiamės kiekvienais metais iki šiol, kad esam savo sektorėje patys geriausi. Taip, tai šitas labai smagu, labai džiugina, linkiu ir 25 metais neužleisti vietos ir toliau išlikti geriausiams. Ačiū Jums, Ieva.